Nu tai sveiki bičiuliai. Šiandien noriu pristatyti jums prekę, kurios labai dažnai klausat. BMW X5. M-pakas, 2014 metai, 3 litrai 190 kW. Tokios pilkos spalvikės su juodais ratais. Turi parkus priekyje gale, turi galinio vaizdo kamerą. Pirktas buvo iš Krastos. Shadow Line'as, kaip matot, juodos grotelės priekyje taip pat. Tamsinti langai ir visi pautai. Pavadinkim taip. Užeikim į vidų. Turi kylėsą. Taip, turi tokį štai saloną. Alcantara su oda. Kaip matot, Alcantara su oda, juodos lubos, panorama. Taip, užeikim čia. Čia taip pat viskas ok. Harman kardonai, akla zona. Pilnai elektrinis saloniukas su memoriu. Čia va toks defekčiukas. Daugiau viskas gražu. Faina šitas saloniukas. Man patinka. Pasijungiau diagnostiką. Absoliučiai nei vienos klaidos. Rida tikra. Viskas kaip priklauso. Šildomas sėdynės priekyje. Multimedija, navigacija ir visi kiti reikalai. Aišku, automatas, važiavimo režimai, multimedijos valdymas čia. Čia, jeigu pastumtumėm padėlių laikiklį, dėtuvė, porankiukas tvarkingas, vairas gražus, nenukramtytas, M, multifunkcinis, autopilotas, lapkutės, vairas šildomas, elektra valdomas ir plus vibro vairas. Automatinės šviesikės, automatinės ilgos šviesos, 230 000 ant skydėlio, linijų palaikymas, ženklų atpažinimas, head-upas. Nu žodžiu, netuščias X-as, bičiuliai. Netuščias X-as ir už gerą kainą. Turi kelis nesminius defektukus. Tai kėbulas būtų vieną kitą pabraižymą turi. Taip, pažiūrėkim, dangtis elektrinis. Kilimukas, viską, pilna vietos, prisidėti belekam, belekiek. Tai va, bičiuliai, toks X-ukas už gerą kainą. Tuoj pakalbėsime apie defektus. Iš defektų, bičiuliai, būtų per dvi žarneles, tai yra jūsų jungimus, pasitepaluoja. Ten nėra kažkoks, kaip sakant, kritinis defektas ar dar kažkas, tai ant tų defektų kainas padarėsime, jokių problemėlių nėra. Su šeimininku sutarėm, jo kainas padarėsim, viskas tvarkuoja. Pats variklis nėra nei apsitepalavęs, nei dar kažką, dirba tvarkingai, prasilėkiau, traukia gerai, važiuoja maloniai, automatas pavaras mėto tvarkingai, pakaba tvarkinga. Dar pažiūrėkim, iki kada technikinis galioja, žinau, nesenai pravarytas. Taip, technikinis galioja iki 27 metų, birželio 2 dienos. Nu tai pravarytas, sakykime, prieš gerus 4 mėnesius. Jeigu domina toks variantas, skambykit, rašykit, nurodytais kontaktais virš mano galvos. Važiuojam autobrokeris, Facebookas arba Instagramas arba nurodyti telefono numeriu. Na, o šito X-o kaina 21 500 eurų. Dėrybom vietos turim. Taip kad, sakau, nėra kažkokios tragedijos dėl tų žarnelių. Ten viskas sutvarkoma nesunkiai, kaip sakant, nereikės pusę mašinos nuardyti, kad prieiti ar dar kažką. Atvažiuosit, viską parodysiu, kurios būtent žarnelės, rekomenduosiu, kur susitvarkyti, jeigu busit, kaip sakant, vietinis iš Šiaulių, ir problemos nebus, daug nekainuos ir sėsit sau, lėksit su geru X-u. Kiek tokių X-ų tikrinam, žinokit, tai pastoviai randam daug problemų su techninė būklė būtent. O šitas, tai sakau, sutikrinau, sužiūrėjau viską kiek įmanoma, viskas yra tvarkingai, ką pasakiau, tą pasakiau. Tas yra, kaip sakant, padaromas, kaip ir sakiau, nesunkiai. Ir jeigu domina toks automobilis, tai arba skambykit, rašykit ir rezervuokitės jį, arba, kaip sakant, atvažiuokit į vietą, apsižiūrėkit, pasimatuokit, leisiu pravažiuoti,
pasibandyti, pasižiūrėti viską ir jeigu viskas tiks, nusipirkti. Kaina gera, pasižiūrėkit skelbimuose, jų kainos ir po 23, ir 4, ir 25 tūkstančius ir taip toliau. Atrodo išvaizdžiai, komplektacija gera, ko daugiau reikia. Pasidalinkite šito video, kam nesunku, spustelkit laiką, palikit būtinai komentarą TikTok'e ir pasispauskite sekti, tam, kad nepraleistumėt vertų dėmesio variantų. Ačiū visiems ir iki greito.